pripažina vainikėlį, tarsi sesės vainikėlis, pripažįstu nugrūdėlių. Oile, 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 lilelele, pripažįstu. Neseniai garbinga 750 metų jubiliejų šventės Jurbarkas, pasienio miestas, apie kurį kryžiavosi žmonių ir tautų likimai, rutuliojosi valstybių santykiai. Jurbarko vardas siejamas su 13 amžiaus kryžiuočių ir lietuvių kovomis Jurgenburgo pilimi. Retas miestas gali pasigirti tokia turtinga ir ilga istorija, kokią amžiai dovanojo prie Nemuno prigludusiam Jurbarkui. Krašto istoriją kuria žmonės, o jų darbai ir svajonės įprasmina laiką. Liepos 6-ąją, valstybės dieną, Jurbarko krašto žmonių širdys alsavo patriotizmu, meilė tėvynei Lietuvai ir pagarba protėviams, kurių dėka gyvename laisvoje valstybėje. Jurbarko istorija patvirtina, kad čia nuo amžių gyveno atkaklus, verslus, tikslo siekiantys žmonės. Šiandien miestas atviras visiems geros valios žmonėms, naujoms idėjoms ir investicijoms. Jurbarko rajonas įsikūręs Lietuvos pietvakariuose. Daugiau nei 70 km jis prigludęs prie Nemuno, didžiausios Lietuvos upės. Vakarinis Jurbarko miesto pakraštys šliejasi prie didžiulio Karšuvos girios masyvo. Panemunė nusidriekęs vienas gražiausių Lietuvos turistinių maršrutų nuo Kauno iki Jurbarko. Kas nevažiavo Nemunu nuo Kauno iki Jurbarko vasaros laike, tas daug širdies smagumų yra nepatyręs, rašė Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka. Nemuno terasuose įsikūrę miesteliai išsaugojo laikui nepavaldų grožį. Kas keli kilometrai išsidėstė įspūdingi piliakalniai, abejingų nepalieka gamtovaizdžiai, istorinę praeitį mena renesanso stiliaus pilys, ūksmingi parkai, iš tolo matyti bažnyčių bokštai, atgimimo laukia senosios dvarų sodybos. Prabėgę šimtmečiai gerokai pakeitė Jurbarką, tačiau dėl patogios geografinės padėties jis visada buvo gyvas, per jį driekėsi pagrindiniai keliai, virė aktyvus kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. Jurbarkas visais laikais traukė tolimų kraštų ir kaimininių žemių žmonės. Jis buvo tikras miestas, valstietiškos kultūros valstybėje. Ir tebėra toks – šiltas, inteligentiškas ir atviras. Jau turbūt supratote, kad Jurbarkas išskirtinis miestas gyventi, kurti, svečiuotis. Čia nepamirštamos ir verslo tradicijos. Jau 9 metai iš eilės mieste vyksta verslo dienos. Per jas pristatomas rajono verslas, parodomi nuveikti darbai. Senais laikais Jurbarko senamiestyje klestėjo amatai, prekyba, netilo žmonių šurmulys. Verslo informacijos centro iniciatyva tai siekiama atgaivinti, įkvėpti senamiesčių gyvybės. Kartu tai puikiai galimybė įmonėms ar amatininkams pasirodyti, pristatyti gaminius, lankytojams ir miesto svečiams nusipirkti naudingų dalykų. Žodžiu, visiems smagiai praleisti dieną. Jurbarko verslo informacijos centras – institucija teikianti visokeriopę verslo pagalbą verslo įmonėms arba ketinantiems pradėti verslą. Mūsų paslaugų spektras gana platus, teikiam informaciją, konsultacijas verslo steigimo, verslo pradžios klausimais. Vykdome įvairaus pobūdžio mokymus, nuomojame visą kompiuterinę ir naujausią techniką įrengtus biurus verslo įmonėms, teikiame konferencijų salės nuomos paslaugą, organizuojame įvairius miesto ir verslo renginius visai miesto bendruomeniai ir verslininkams. Mažos ir vidutinės įmonės yra pagrindinė Jurbarko miesto ir rajono ekonomikos varomoji jėga. Rajone vyrauja statybinių medžiagų gamyba ir statybos darbai, medienos apdirbimo pramonė, automobilių transporto paslaugos, žemės ūkio produktų gamyba, elektros perdavimo linijų statyba, mažmeninė prekyba. Rajone ypač sėkmingai plėtojamos automobilių transporto paslaugos. Krovinius vietos ir tarptautiniais maršrutais gabena Manto Stankevičiaus firma Manvesta. Įmonė įkurta 1997 metais.
Tai viena iš transporto logistikos įmonių lyderių rytų Europos šalyse. Manvestoje dirba daugiau nei 150 darbuotojų, įmonė turi per 100 autovežių. Dažniausiai bendrovės autovežiai kursuoja tarp Europos ir NVS šalių. Vežami naudoti ir nauji automobiliai. Didžioji dalis pramonės sektoriuje veikiančių įmonių užsiima apdirbamąją gamybą. Viena iš tokių įmonių, uždarosios akcinės bendrovės kelių remonto grupės Jurbarko filialas, eksploatuoja 2 žvyro smėlio karjerus. Perdirbus žvyro ir smėlio mišinį, gaminama žvyro skalda, žvirgždas, smėlis ir sijotas žvyras, kuris 1000 tonų keliamosios galios baržomis plukdomas Nemunu. Pagaminta produkcija vežama į Kauną, Klaipėdą ir aplinkinius rajonus. Uždaroji akcinė bendrovė Žilinskis & Co. Dinamiška, sėkmingai auganti kompanija. Įmonės veikla – elektros energijos gamyba, perdavimas, skirstymas, tiekimas, ryšių ir automatizavimo įrengimų projektavimas, montavimas bei eksploatavimas. Taip pat atliekami bendrosios statybos darbai, užsiima energetikos įrenginių ir medžiagų komplektavimu bei prekyba. Didelę reikšmę rajono ekonomikos plėtrai turi žemės ūkio produktų perdirbimo srityje dirbančios įmonės. Uždaroji akcinė bendrovė Dainiai ir Lukšių pieninės Jurbarko skyrius. Pagrindinė produkcija yra gyvos kiaulės, tas gyvas kiaulės mes parduodam. Dainių įmonė pradėta statyti 1976 metų pavasarį, o po 3 metų jau pradėtos auginti kiaulės. Nuo 2003 įmonė veikia kaip uždaroji akcinė bendrovė. Šiandien Dainiai viena pažangiausių europinio lygio įmonių Lietuvoje. Tai pasiekta visų bendrovės dirbančiųjų nuoširdžių darbų ir pastangomis. Lukšių pieninė savo veiklą pradėjo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Pirmaisiais pieninės veiklos dešimtmečiais buvo gaminamas sviestas, grietinė, ledai. Privatizuota, renovuota įmonė sėkmingai tęsė savo veiklą. Naujausios technologijos užtikrina aukštą Lietuvos ir ES standartus atitinkančią produkcijos kokybę. Nuo 2005 metų įmonė veikia kaip uždaroji akcinė bendrovė Lukšių pieninė. Prieš porą metų atidarytas Lukšių pieninės Jurbarko skyrius. Be tradicinių varškės sūrių pradėta gaminti grietinė, grietinėlė, saldūs sūreliai, pilstyti pienas, kefyras. Strateginis įmonės tikslas – nauji prekių ženklai, naujos skonio produktai. Senos tradicijos atneša sėkmę. Rajone ypač populiarus automobilių remonto ir prekybos jais verslas. Tokią veiklą jau 17 metų plėtoja privataus kapitalo transporto serviso įmonė ZTS. Prieš metus ji tapo geriausia maža įmonė Jurbarko rajone. Įmonė užsiima automobilių gabenimu, prekyba naujais ir naudotais automobiliais, jų remontų, visų rūšių draudimo paslaugomis. Ypač daug dėmesio skiriama darbuotojų profesionalumui. Mokymai, aukštos kvalifikacijos ir išskirtinumo rinkoje garantas. Lietuvoje populiarėja šeimos verslas. Akmens uolos savininkas Rimantas Židulis, akmens apdirbimo patirties turintis nuo 1978 metų, idėją pradėti verslą realizavo prieš 10 metų. Bendrovė gamina įvairius antkapinius paminklus iš natūralaus akmens, akmens tvoreles, plyteles, namų interjero detalės. Įsigijusi modernę lazerinę įrangą graviruoja ant akmens ir kitų lygių paviršių. Piešinio plotis gali siekti daugiau nei 1 metrą, aukštis per 2 metrus, o storis beveik 0,5 metro. Įmonės tikslas yra plėsti pardavimą, gamybą, maksimaliai išnaudoti turimų įrengimų pajėgumus. Gamyboje pritaikius šiuolaikinę technologiją, įmonė įgijo didelį pranašumą. Šeimos verslas atsparus sunkmečiui. Nemažai Jurbarko miesto moterų dirba siuvimo įmonėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse Romansas ir Ogiseta. Įmonė siekia plėsti gamybą bei įkurti daugiau naujų darbo vietų. Jas domina produkcijos eksporto galimybės. Mūsų įmonė biskit skiriasi nuo kitų tuo, kad labai daug rankinių darbo. Norim, kad žmonės dirbtų. Įmonė veikia nuo 1996 metų.
Visas įstatinis kapitalas priklauso savininkiai Irenai Kaminskieniai. Bendrovės kolektyvas dirba dideliame, nuosavame gamybinėme ceche. Įmonė turi administracinės ir buitinės patalpas Jurbarke. Kepami įvairių rūšių sausainiai. Kamita, Jurbarko krašto sausainiai. Informacinių technologijų srityje Jurbarko rajone dirba 3 įmonės. Viena iš jų – individuali įmonė Lanmeta. Esame informacinių technologijų įmonė, vadinamės Lanmeta. Jurbarke pirmieji pradėjom teikti kompleksinės paslaugas susijusios su informacinėmis technologijomis. Mes ne tik prižiūrime kompiuterius, ten taisome, instaliuojame, bet diegiame ir kompiuterinius tinklus. Šiuo metu daugiau orientuojamės į elektroninius sprendimus. Greta Jurbarko verslininkas Romansas Dragunavičius kviečia investuotojus naudotis įrengtomis gamybinėmis, sandėliavimo, administracinėmis patalpomis. Pastato plotas beveik 400 kvadratinių metrų. Mūsų firma įsikūrusi labai dar nesenai, tik tai 7 metais, todėl per nedidelį tą laiko tarpą kažką, ką pramūkę, galim pasidalinti ir su kitais patirtimi. Kalėdos, naujieji metai – tai tas laikotarpis, kai kiekvienas stengiamės namus papuošti eglės šakelių puokštele ar kitokią kompoziciją, sukurti šventinę nuotaiką. Darbas reikalauja kruopščių rankų, o patys vainikėliai iš eglišakių pinami specialiomis mašinomis automatizuotai. Įmonės produkcija išvežama į užsienio šalis. Tai daniško kapitalo įmonė. Jurbarko rajone palankios rekreacinės sąlygos plėtoti kaimo turizmo verslą. Be to, aktyviai populiarinamas turiningas ir aktyvus laisvalaikis. Žmogus ir žirgas neatsiejami jau daugelį tūkstantmečių. Ir turbūt nėra abejingų žirgo grožiui. Smalininkų miestelio pakraštyje sportinius žirgus augina Irena ir Ovidijus Janavičiai. Šeimininkų planuose yra kurti kaimo turizmo verslą. Sportinius žirgus jie siūlys nepirkti, o smagiai su jais leisti laisvalaikį. Domimasi ir hipoterapijos galimybėmis. Šitą sodybą nupirkom 2000 metais rudenį. Ji buvo labai apleista ir visiškai atrodė kitaip negu yra dabar. 3 metų beveik truko planavimas ir pastatų renovacija ir nuo 2003 metų mes jau teikiam kaimo turizmo paslaugas. Yra apgyvendinimas, yra bendravimui salės 2, viena mažesnė, kita didesnė. Galim priimti vasaros metu apie 20-30 žmonių. Smalininkai – puikiai vieta plėtoti poilsio ir kaimo turizmo verslą. Moderniai įrengta Andželos Ašmoninė sodyba pamėgo ne tik kraštiečiai, bet ir užsienio poilsiautojai. Jie apgyvendinami name ir šiuolaikiškai įrengtuose kotedžo kambariuose. Čia patirsite nuostabią ramybę ir pamiršite visus rūpesčius. Liaudės išmintis sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 išgirsti. Tad iki pasimatymo Jurbarke.